Dabar aš pabandysiu atsakyti į vieną iš klausytojų žiūrovų klausimą. Jeigu pas jį jau įrengta vonia ir gaunasi tarpelį užglaistyti ne su plytelių siūlių glaistu, o tiesiog su silikonu, tai vienas iš esminių dalykų, silikono dalykas yra tas, kad jisai leidžia siūliai būti elastingai. Tai kadangi jos savybės yra elastingos, tai jisai tokiose vietose, kaip ir pasakius, nėra blogai, jeigu pasidaroma, tarkim, kažkuri vieta arba tenais dušas, viskas kaip ir gerai, gaunasi sustraukia, įsiplečia, jeigu jisai tinkamai atliktas. Darbas tas pats, ką turiu omeny. Tai ką turiu omeny, tai pačios siūlės turėtų būti tada bent jau užglaistytos arba užteptos taip, kad silikonas prisispaudžia kuo įmanoma daugiau ir kuo įmanoma labiau užpildo tos tarpus. Nes yra tekę susidurti iš patirties, kad tas silikonas laiko einant, jisai nuo tarpų tiesiog atsiklijuoja nuo kraštų, kažkurių ten kraštinių, jeigu yra jo nepakankamas kiekis, jisai atsiklijuoja ir pradeda leisti vandenį. Tai kaip ir pliusas jo ir kaip ir minusas vienu kartu. Jeigu tvarkingai atliktas, galima tada tas siūlės pratepti su silikonu ir yra tokie glaistikliai, galima pasakyti pagaliukas su rutuliuku ant viršaus. Tai kai išsitepa ištrykšta iš siūlės silikonas, galima tuos siūlės sutvarkyti su tuo minimu jau pagaliuku, tiesiog braukiant, jisai tada tą silikoną prispaudžia kuo įmanoma labiau prie kraštų, kad šitaip neatsitiktų. Dar viena savybė silikono, jisai keičia spalvą. Jeigu turime dušo zoną, tai tarkim siūlės užglaistytos tiesiog ne su glaistu, o su silikonu, tai jisai su laiku gali pakeisti spalvą nuo esamų muilo cheminių savybių, nuo visokių ploviklių ir panašiai, jisai pakeičia spalvą ir aišku, gali būti jau netoks estetinis vaizdas, kaip gražiai, kaip būtų su glaistu. Nors aišku, ir glaistas turi tendenciją keisti spalvą, bet ne taip smarkiai kaip pats silikonas. Tai vienas iš dalykų, bet aišku, tame nėra nieko blogai. Jeigu su silikonu užpildyti tarpai, aišku, mes asmeniškai darome su glaistu ir tik tais siūlės, kuriuose vietose deformacijos būdu gali atsirasti defektai, tai mes tada užpildom su pačiu silikonu. Tai šito dalyko išvengiam, nes aišku, silikonas kainuoja labai nemažai. Tai ypač jeigu siūlės užpildant su juo, gali prireikti didelio kiekio, kadangi buteliukas kainuoja virš 10 eurų, ten 11 ir 12, priklausomai nuo vietos, tai ganėtinai gali gautis brangiai. Bet aišku, taip, aš sutinku, vietose, kuriuose reikalinga deformacija arba įvyksta tokie lūžiai, galima sakyti, su problematiškiausia, tai galima tada tikrai nepagailėti ir galima užsitaisyti su silikonu ir viskas tenais bus labai gerai. Tai va, nes paprastas glaistas išdžiūvęs, jisai sukietėja, pasidaro toks kaip kaulas, jisai nėra minkštas ir pakankamai elastingas, kad tas deformacijas jisai galėtų sugerti ir neatsirastų ant jau užglaistyto glaisto papildomas deformacijos. Todėl blogo nieko nėra, galima pasakyti taip, galima pasirinkti glaistą ir silikoną, galima ir taip, tenais, kaip jau priklausomai nuo esamų pagrindų. Ypač yra tekę matyti, kad medinės grindys užsiglaisto su pačiu glaistu ir tose vietose atsiranda įtrūkimai, nes medis, jo savybės yra traukis ir plečiasi labai intensyviai ir dažnai. Todėl va, tokiose vietose silikonas galima būtų, iš mūsų pusės būtų rekomenduojamas, jeigu jau norima klijuoti ant medžio plokščių. Bet yra kitokia išeitis, norint, kad tų defektų neatsirastų, reikia ant medžio drožlių plokštės užklijuoti papildomą hidroizoliaciją. Tokiuose rulonas, įsitęsia rulonas, jisai prisiklijuoja su plytelių klijais ir tada jau galima klijuoti plyteles bei mažiau tikėtis, kad tie defektai arba deformacijos gali atsirasti ateityje. Nes jau yra mums vienas toks objektas įrengtas, asmeniškai įrengiam ir po kokių 5 metų paskambinus, kad žmonės norėtų dar daugiau įsirengti papildomai kažką, tai jie tokių dalykų net nepaminėjo, kad atsirado, nes kaip aš paklausiau, kad ar viskas tvarkoje su jūsų grindimis, nes buvo antras aukštas padarytas iš medžio drožlių plokštės, tai atsakymas buvo, kad ant plytelių nieko papildomai neatsirado blogo, viskas yra gražu ir tvarkingai, todėl yra išeitis, kaip yra ta antitikrama padėtis. Todėl blogai nieko nėra, yra tik pliusai ir minusai, tai jeigu tenais atitinka, tarkim, jūsų projektą privalumai ir nekreipėt į trūkumus dėmesio, tai tada viskas gerai, gali būti, kad reikalavimai tokie arba panašiai.
Todėl, tai vat, toks atsakymas.